Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Poledinė bumbinamoji stintų žvejyba tai unikali Kuršių nerijos pamario bendruomeniai būdinga ir nuo seno puoselėjama žūklavimo tradicija. Tai vienas iš pasyvių ir taikių žvejybos būdų bei sprendžiamosios žūklės atmainų. Iki pat 20-ojo amžiaus pabaigos šiuo būdu žvejota ant marių ledo ties Pervalka, Preila ir Nida, kol dėl natūralių gamtinių veiksnių ir žmogaus veiklos lėmusios stintų migracijos pokyčius tradicija ėmė nykti. Man labai patikdavo bumbinimas. Meškeris patikdavo, bet ne taip, bet tas bumbinimas, tai aš prie tų žvejų tėvai žinodavo, tai aš su tai žvejais ir nueidavau ir pareidavau praktiškai, bet čia buvo pagrindinis vaikų gyvenimas, ledas vis tiek. Vokiečiai gyventojai Kuršiai, tai jie taip darė, va čia iš jų, kadangi tėvus užvežė čia, mano kitų visų, jie net žvejojo dar su vokiečiais, kurie buvo likę dar neišvažiavę. Tai jie viską šitą perėmė. Iš tos parapijos dar vietinių esu dar. Va, tai ir tas amatas ir atėjo pas mane. Nuo tėvukų, nuo senelių. Būdavo žiemų, kai išeini po Nidą ir kitas gyvenvietės pasivaikščioti, tai visas ledas skamba, nes pilna tų žvejų ir visi būtent tokiu būdu gaudo tas stintas. Aš gimęs augęs čia ir man tai yra be galo atraktyvu. Man tai buvo labai didžiulis atradimas. Ir tai be jokios abejonės mūsų, kaip sakant, senosios kultūros dalis, mūsų paveldo dalis. Dar man buvo tekę matyti arklių važiuojant rogėmis prie stintų. Dažniau jau važiuodavau. Motoroleris. Jau tik, kad susiliejus kažkokią praeitim čia. Ritualas, tame yra kažkokios mistikos. Stintų gaudymas bumbinant ypatingas amatas, kuriame susipina tiek žuvų elgsenos ypatumai, tiek senieji autentiški kuršininkų žvejybos papročiai, lydimi tam tikrų tautosakos elementų, tiek ir krašto gastronomijos kultūra. Vis atsinaujindavęs poledinės žūklės procesas, kuriuo remiasi ir nūdienos žvejai, galutinai susiformavo apie 1915 metus. Viskas liko kaip žvejojo iki mūsų, iki dar vokiečiai kaip žvejojo, tai viskas liko. Gal šiek tiek ten lenta geresnė, tinklas kaproninis jau geresnis negu medvilninis. O taip viskas, principas tas pats. Būdavo žiema. 2 jau mėnesius mažiausiai užšąla ledas ir va šita bumbinama žvejyba būdavo pagrinde. Visų žvejų pagrinde. Pasiruošimas tai elementarus, aišku, viskas ant kranto ruošiamasi, tiek tinklus peržiūri, skylės, sakykime, palopai. Dabar šiais laikais, aišku, jau yra lengviau nusipirkti tą patį driką ir pasisiūti naują tinklą. Bet aš dar vis, kad neprarasti to įgūdžio, dar lopau vis dėlto. Šiupėlis ledui išgriebti, sniegą atsikasti. Tai yra kirvis vadinamas kuršiškai įziku, kėdutį, atsisėsti ant kurios, bumbalai tokie, reiškia, lenta ilga 4 metrų, kartis 12 metrų. Ir dviese, vyruotė ant pečių ir pirmi vietoje arkliukų. Paskiau progresui einant į priekį atsirado technikos. Nuvykus į žūklės vietą, kirviu iškertama stačiakampė apie 50 cm pločio ir 60–70 cm ilgio eketė. Kai kurie žvejai jo šonuose dar iškerta spindulius, skirtus ilgai karčiai atremti, kad panirtų po vandeniu įstrižai ir nesiremtų į dugną. Įsėmus ledą, į eketę nardinamas tinklas ir karties pagalba nustumiamas po ledu. Aukščiau. Dar aukščiau. O. Stinta, pūkys įlenda, visa šeriukas smulkus, reiškia,
Įlenda visa ta žuvis, kuri atitinka tinklų akies dydį. Tinklas yra nuo 16 iki 18 mm naudojami marėse stintom žvejyba, bet praktiškai tai čia yra vien stintom skirti. Kada labai daug stintos būdavo, pavyzdžiui, nereikdavo vaikščioti iš vienos eketės į kitą, tada kirsdavom dar papildomai ekečių ir į tas eketės taip pat sukirsdavom dar po vieną tinklą. Laikui bėgant, šiek tiek kito tinklų statymo būdas eketėje, tačiau iki šiol dažniausiai statomi 3 stintiniai tinklaičiai, lygiagrečiai vienas kitam. Reikalingi ir plūdurai, kurie praneša, ar įkliuvo laimikis. Galiausiai į eketę nuleidžiama eglinė ar pušinė lenta, taip, kad virš ledo liktų jos galas vadinamas kliūgis, o žvejas sėdėdamas ant kėdutės medinėmis buoželėmis galėtų jį bumbinti, kartais ritmingai pritardamas ar pridainuodamas žodžiais. Stinta pūkė, stinta pūkė. Stinta pūkė, lyski tinklą, ir vėl per naujas. Stinta pūkė, lyski tinklą. Arba lietuviška ledas, viską lukalų žagnelį, vis tą pačią visą dieną. Anksčiau be stintų tokiu būdu buvo masiškai gaudomi ir pūgžliai, liaudyje vadinti pūkiais. Iš čia ir žodžiai stinta pūkė. Bumbinimo procesui kiekvienas žvejas suteikia savitų, individualių bruožų pagal savo patirtį, įgūdžius ir meistriškumą. Stinta pūkė, stinta pūkė, stinta, stinta, stinta pūkė, stinta pūkė. Paskiau biškį pagreitinį stinta pūkė, stinta pūkė, stinta pūkė. Nu taip, stinta pūkė. O taip ritmiškai varai, o paskiau nori biškį perėti ant kito, tai... O paskiau jau užbaigiant pereinant į lėtesnį, tai taip visada darydavo tie jau sensni. Ir tada tokios plūdės geltonos į tavo ritmą pradeda murkt, 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 murkt. Tada jas pakelia žvejys, tu dar labiau muši, jos murkt, murkt, murkt. Sako, užtenka. Ir tada tu tinklelių, kiaurų, padrikų tuo metu, kokius mes turėjom, iškelti iš eketės nebeina. Tada žinai, kad namiškai turės stintų, tu turėsi litų. Aišku, tai būdavo retai, turim tą pripažinti. Ilgai manyta, jog bumbinimas stintas vilioja. Tačiau po ledu kilęs bildesys stintas visgi išbaido. Į tinklus jos patenka sprukdamos nuo šio garso. Bumbinimo procesas gali trukti nuo kelių iki keliasdešimt minučių, priklausomai, kaip į tinklą eina žuvis. Kai jeigu nėra stintų, tai jų nepritrauksi. Jų turi būti, būtent į jų kelią turi pataikyti, kur jos eina, kur jos susikaupė. Jeigu yra, pataikiai į būrį, padaužiai lentą, stinta išsibaidė, sulindo į tinklus, trauki lauk. Tada ilgas tas procesas jau išrankioti, sakykime. Kur tos stintos reikėtų ieškoti, tai kaip šiandien atsimenu tokius netgi tų senų žvejų pamokymus, tai sakė, ieškokite porumbės, o porumbė tai yra, žodžiu, prie kranto einantis toks labai greitas pagilėjimas. Ir ten paprastai formuojasi tokios srovelės. Stintos kažkodėl tai mėgsta būtent šitas sroves. Būdavo į 100 kg, 50, būdavo į toną žuvies ir virš tonos per dieną. Iki pat šių dienų bumbinamoji žvejyba išlaikė pirminę ekonominę paskirtį. Marios nuo seno ir maitina, ir rengia žveją. Tačiau šio amato išlikimui reikalingos šaltos žiemos, sukaustančios Kuršių marias ledu. Formuotis ledui trukdo Klaipėdos uosto gilinimo darbai, dėl kurių į marias vis daugiau priteka sūraus Baltijos jūros vandens, keičiasi srovės, tai lemia stintų migracijos pokyčius. Kuršių nerijos žvejų gretos išretėjo ir dėl teisinių žvejybos reglamentų. O tie 5% belikę. Būdavo marios visos, pavyzdžiui, su tinklais, su gaudyklėm. Tie, kurie žmonės dar, sakykime, norėtų bumbinti, jie negali bumbinti. Tiesiog ne fiziškai negali, bet jie negali pagal tas taisyklės bumbinti. Čia yra jau nebe uždarbio reikalas. Čia yra jau principo reikalas, kad savo malonumui išeit
nu, kad dar atsimint, kaip juk tik atsisėdė ant to bumbit ir atsimeni, kaip tėvai jauni buvo, kaip gyveno, kaip tą stintą kepė, kaip ten ant karstų duchovkiai toj vadinamoj ant laikraščio padėdavo, pasidžiovindavo, vakare vaikai griauždavo. Vat viską tą atsimeni. Man tas dušvitas reikalinga, jeigu taip atvirai. Aktualizuoti ir saugoti unikalią poledinės žvejybos tradiciją padeda gerai Lietuvoje žinoma Stinta Pūkio šventė Neringoje. Svarbiausia jos dalis – bumbinamosios žūklės demonstravimas. Bumbinti dar moka kone kiekvienas Kuršių nerijos žvejys. Entuziazmo išlaikyti ir puoselėti tradiciją jiems taip pat netrūksta. Jei tik bus šaltų žiemų ir stintoms palankių srovių. Neringa priimta UNESCO, ką įvertino visas pasaulis, tai žmogaus ir gamtos kūrinys. Kad tai išsaugot kaip gyvą tradiciją, be kurios ir yra aprašyta akte priimant mūsų UNESCO, išsaugoti visus vietinius amatus. Saugot, gerbti ir mylėti, čia aš dadėsiu. Tokie dalykai, tokia autentika mums nekainuoja nieko. Tad paklauskime, ar kai visą tai išnaikinsime ir liks tik kormoranai, ar bevažiuos čia pasaulis ir ar mes būsim kam nors įdomu. Čia mūsų garbės reikalas ir pareiga bent jau padaryti tai, kas nuo mūsų priklauso. Užfiksuoti ir palikti visą tą medžiagą ateities kartoms. Šitą amatą laikysiu iki kol galų gale atiduosiu galus. Jo. Jeigu bus ledas ir bus galimybės, aišku. Visus tinklus visi turi, tik tai pasirodys ir visi sugužės iš karto.